Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje knyga pasiilgusiems rimto, sudėtingo, daugiasluoksnio skaitinio. Tai Žume Kabrė knyga Prisipažįstu, kurią lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o iš katalonų kalbos vertė Valdas Petrauskas. Šios knygos išleidimas džiugus dėl kelių priežasčių. Iš tiesų nuostabu, kad leidyklos leidžia tokius rimtus, daug vertėjo darbo reikalaujančius kūrinius, skirtus tikrai ne pačiai plačiausiai publikai. Kūrinius, kurie lyginami su Prusto ar Dostojevskio kūryba. Bet to ši knyga tai puikiai pažintis su katalonų literatūra, mat Žume Kabrė vadinamas žymiausiu šiuolaikiniu katalonų autoriumi. Jo knygų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 1 milijonas kopijų. Šis autorius yra ne tik rašytojas, bet ir pripažintas vertėjas, kino, televizijos scenarijų autorius. Jis dirbo kuriant pirmą Katalonijos muilo operą. Tai 10. autoriaus romanas, jis taip pat yra išleidęs esė, apsakymų rinkinių, pelnęs bent keletą svarbių literatūrinių apdovanojimų. Bene svarbiausias jo gyvenimo darbas yra būtent šis romanas Prisipažįstu. Autorius sako, kad šį romaną rašė 8 metus. Jis pats prisimena, kaip prasidėjo šis jo literatūrinis eksperimentas. 2004 metais, įkvėptas apleistos Prienų kaimo mokyklos nuotraukos, jis pradėjo rašyti romaną, kurio veiksmas vyktų 2 aiškiuose laikotarpiuose 5 praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir dabartyje. Tačiau kaip sujungti šiuos abu laikotarpius? Jis bandė sujungti šias abi istorijas viename skyriuje, tačiau tai neveikė. Tada pasakė savo, o kas būtų, jeigu pradėtų sakinį 1940 metais, o baigtų 2000 metais, galbūt tai suveiktų. Rašytojas sako, kad toks stilistinis žaidimas jam pasirodė įdomus, tačiau jis suprato, kad esminė užduotis bus paversti visą tai suprantamu skaitiniu skaitytojui. Ir visgi jis tęsė eksperimentus. Jis nusikėlė laiku dar toliau į 14 amžių inkvizicijos laikus, o vėliau į Aušvico koncentracijos stovyklą. Ir tada autorius suprato esminį augančią romano dalyką. Štai ką jis sako. Aš supratau, kad šie personažai, nors juos skiria 500 metų, yra tas pats personažas. Taip pamažu gimė jo romanas Prisipažįstu. Romanas, kurį galima būtų apibūdinti kaip knygą apie blogio prigimtį. Knygoje Prisipažįstu autorius sulieja 700 metų istoriją, 100 personažų gyvenimus. Čia į vieną lydinį susilieja istorija, filosofija, religija ir menas. Kaip jau minėjau, tai knyga apie blogį šaknis, tačiau kartu joje paliečiamos ir kitos egzistencinės filosofinės temos, apmąstoma kaltė, žmogiškoji prigimtis, tikėjimas. Autorius drąsiai šuoliuoja laiku ir erdvėje, pindamas istorijų ir idėjų pynę. Apie šios knygos siužetą. Amžinų gyvenusio ir nepagydamos ligos paliesto žmogaus prisiminimuose atgimsta ankstyvos vaikystės vaizdiniai. Paslaptinga biblioteka, rūstuvus tėvo kabinetas, rankraščiai, antikvarinių prekių parduotuvė, senovinės knygos ir neįkainojamas 18 amžiaus smuikas. Tačiau Adriano ir Devolio prisiminimai neapsiriboja vien tik pokario Barcelona. Jis seka visą savo giminės istoriją ir žingsnis po žingsnio atranda, kad ji yra paženklinta blogio prisilietimo. Žume Kabrė knyga Prisipažįstu kūrinys parašytas tikro erudito. Skaitant kūrinį tikrai viena iš esminių minčių yra, kaip autorius sugeba supinti visko tiek daug. Na, panaši mintis ateina skaitant, kad ir Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Tai kūrinys, kurį reikia skaityti iš lėto, įsiurbianti save visas tas idėjas, tos vaizdinius, filosofinės potekstis. Jeigu ieškote intelektualaus, gilaus, daugiasluoksnio romano, Prisipažįstu nebijotinai yra tokia knyga. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.